Nutariau, kad reikia vis tik tai užsiimti rimtai savo video archyvu ir pradėsiu po truputį garsinti ir galbūt dažniau su jumis susitiksiu. Tai pirmiausiai naujai užsukusiems žiūrovams noriu pasakyti, kad tai nėra mokamieji video kokie, tai labiau pramoginiai. Ir korekcijoje šiandien mano draugė, dabartinis manikiūras buvo darytas salone, iki to jinai lankėsi salone, o po to nusprendė, kad bus ir man praktika, ir bus video medžiaga, todėl dabar lankosi pas mane. Tai manikiūrai daryti jau eigoje šių metų ir vis po truputį, sakau, iš archyvų trauksiu tuos video, juos garsinsiu ir jums rodysiu. Prieš tai nagai jos buvo dengti baze ir kaip matėte, ant vieno piršto kampe buvo įtrūkęs nagas. Tai atsitiko todėl, kad bazė netlaikė įaugimo vietose ir toje vietoje nagutis įtrūko. Tai ką aš darau pirmiausiai, tai nuėmusi dangą pašiaušiau nago plokštelę, kad prie jos geriau prikibtų bazė. Pavaliau su konusu, tokiu ant galiuku nuvaliau kutikulę nuo nago plokštelės, nedariau jokio ten labai gilaus manikiūro, nes pradiniam tokiam darbui man jo ir nereikia. Ir nuvaliusi kutikulę, laisvą tą įtrūkimą sustiprinu uždėdama poligelio. Prieš tai, aišku, nagą patepiau baze ir uždėjusi poligelio, paskui šiek tiek jį palyginu. Formos kol kas šitame etape irgi nagučių formos nedildžiuoju. Dildžiuosiu ją po to, kai jau bus padengti nagai tvirta medžiaga ir padengus tvirtą medžiagą suteikus formą, vėliau išfrezuosiu natūralų nagą iš apačios. Sutvarkiusiai įtrūkusį nagą, jį pastiprinusi, tada pereinu prie odelių nuvalymo. Tai dabar naudoju tam procesui tokį deimantinį atgaliuką liepsnelę. Dažniausiai naudoju arba 21 mm arba 23 mm atgaliukus, tokie standartiškai praktiškai visi pas mane. Nei mažesnių, nei didesnių beveik neturiu ir nenaudoju. Ir pas mane yra ir mėlyno žymėjimo, ir raudono žymėjimo tokie galiukai, ir juos renkuosi pagal būtinumą, pagal odelių būklę. Tai šiuo atveju pasirinkau mėlyną, todėl kad tuose, nežinau kaip jie tiksliai vadinasi, šonuose ar net ties odelėmis buvo tokios vietos, kurios gana grubios, ir man pasirodė, kad jas sutvarkyti, apdirbti ir nuvalyti bus patogiau su mėlynu atgaliuku. Mėlynas yra šiek tiek šiurkštesnis ir labai plonai ir jautriai odeliai. Geriau būtų rinktis raudono markerio atgaliukus, tačiau būtent tuose šonuose išvalymui aš nusprendžiau, kad man labiau tiks mėlynas. Ir pirmiausiai dešinėje pusę nuo maždaug kairiojo sinuso ir einant į dešinę pusę dirbau su freza, kai įjungtas reversas, po to perjungiau į forwardą ir apdirbau kitą pusę, kairėje nago pusę. Į odeles nuvaliau naudodama rutuliuką, tai irgi reikia išmokti dirbti su juo, man irgi ne iš pat pradžių nesisekė ir irgi net ir dabar būna kartais, iš tikrųjų lyg perspaudė ir iš karto jau nuimi per daug to odelės, tačiau visur reikalinga praktika. Nuvaliusi odeles, nagą papurškiu antiseptiniu skysčiu ir išvalau iš po kišenėlių, po odelėmis visas dulkes, kad vėliau dengiant kitomis medžiagomis man ten niekas nesikabintų ir tos medžiagos nebėgtų po odelėmis. Tai šį kartą, kadangi tai buvo pradžia mano draugės lankymosi pas mane ir tie nagai man nebuvo visiškai žinomi, kaip medžiaga ant jų laikosi, tai nagą patepiau primeriu ir padengusi pagrindą bazę
elastinga. Ant viršaus jau stiprinau, dariau sustiprinimą geliu. Gelis pats savaime tokios švelnios spalvos ir turintis mikro tokių dalelių žibančių. Ir jau padengus nagučius geliu, tada suteikinėju formą, kaip ir minėjau, nutrumpinu nagus, nes jinai nemėgsta ilgio didelio ant nagų, tai patrumpinu, šiek tiek pasižiūriu irgi dar padildžiuoju iš viršaus, kad nagas ant laisvojo krašto nebūtų storas ir išfrezuoju iš apačios natūralų nagą. Natūralų nagą išfrezuoju todėl, kad gelis yra tvirta medžiaga, jinai nelinkusi lankstytis ir apačioje esantis natūralus nagas nuo drėgmės, pavyzdžiui, jisai riečiasi ir gali atšokti nuo tvirtos medžiagos, nes jeigu dengiam bazę, tai bazė kartu su natūraliu nagu, jeigu jinai šiek tiek elastingumo turi, jinai linkusi kartu judėti, o kai gelis tvirtas, jisai kartu nejuda ir tokiu atveju, jeigu mes neišfrezuosim nuo laisvojo krašto to natūralaus nago, tai jisai gali atšokti. Todėl dažniausiai natūralų nagą aš iš apačios išfrezuoju iš panagės, bet tais atvejais, kai naudoju tvirtas medžiagas. Ir galite matyti, kaip nagučiai sugrįžo jau į korekciją. Tai man dabar, aš pati savo pastebiu ir aišku sakau savo klientėm kabutėse, nes klientės tai yra, sakau, mano artimieji visi, draugės, giminės ir panašiai. Tai jeigu pirmoje video dalyje galėjote matyti, kiek nedaug yra, sąlyginai nedaug yra ataugęs natūralus nagas, tai čia jau į korekciją jinai sugrįžo ne po 3 savaičių, taip kaip lankydavosi salone, bet jau po 4 su viršum ir tolimesniu laikotarpiu irgi kiekvienas tas sugrįžimas jau irgi nebuvo po 3 savaičių, buvo po 4, po 5, būtent šita draugė, jinai nenešioja jau ten po 6 savaitės tikrai, kaip kai kurios mano draugės ar giminės, bet jau irgi neteina taip dažnai kas 3 savaitės, kaip eidavo į saloną. O tai yra todėl, kad aš naudoju gelį, tai vis tiek tvirtesnė, kietesnė medžiaga ir jinai būtent jai, nežinau, gal kitiem nagučiam, kurie natūraliai yra labai patys iš savęs tvirti, tai užtenka ir bazės. Tačiau jeigu nagai nėra labai tvirti, jie plonesni tokie, tai pasiteisina tas būdas, kai nagai yra sustiprinami geliu ar poligeliu, tvirtesnė medžiaga. Tai ir šios mano klientės atveju jinai jau pradėjo rečiau pas mane lankytis, todėl kad nebuvo tų įtraukimų ties įaugimo taškais, nebuvo kažkokios medžiagos atšokimų nuo laisvojo krašto. Ir vaikščiojo tol, kol ją vizualiai tenkina tas ataugęs natūralus nagas, tas tarpelis ataugusio natūralaus nago. Tai aš sakau, jinai ne iš tų, kurios ten ateina pas mane po 8 savaičių, kai yra ir tokių klienčių, tačiau ateina jau ne taip dažnai, kaip eidavo į saloną. Tai šį kartą mes nusprendėm pakeisti formą šiek tiek, nes ant kvadrato prancūziškas manikiūras man kažkaip žiūrisi gražiau, tačiau nagučiai patys nėra labai tokie siauručiai, jie turi tokią formą, kad ant jų vis tik tai man asmeniškai gražiau atrodo ovalas, bet šiuo atveju padarėme kvadratą, nupiešėme prancūzą ir nagus stiprinome geliu, o rezultatą matote ekrane. Taigi šiandieną buvo toks video, 2 korekcijos, pasimatysime, tikiuosi, jau neužilgo kitame video. Sakau, ačiū, kad žiūrėjote, iki pasimatymo.